Šiandien kalbėsime apie atleidimą, vieną svarbiausių krikščionių gyvenimo aspektų. Efeziečiams 4:32 sako, būkite malonūs, vieni kitiems gailestingi, atleiskite vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums atleido. Atleidimas nėra lengvas, bet jis yra būtinas mūsų dvasiniam augimui ir santykiams. Kai atleidžiame, mes sekame Kristaus pavyzdžiu ir demonstruojame jo meilę. Kodėl atleidimas toks svarbus? Tai pirma, jis išlaisvina mus nuo kartėlio ir pykčio, kurie gali mus naikinti dvasiškai ir emociškai. Antra, jis atkuria santykius, skatina vienybę Kristaus kūne. Trečia, jis atspindi Dievo charakterį ir jo atleidimą mums. Ketvirta, jis yra būtina sąlyga, kad gautume Dievo atleidimą. Mato 6, 14, 15. Tačiau atleidimas nereiškia, kad turime pamiršti ar teisti blogą elgesį. Tai reiškia, kad mes paleidžiame savo teisę į kerštą ir patikime teisingumą Dievui. Kaip galime išmokti atleisti? Pirmiausia, turime suprasti ir priimti Dievo atleidimą mums. Antra, turime prašyti Dievo pagalbos, nes tikras atleidimas yra įmanomas tik su jo malone. Trečia, turime priimti sprendimą atleisti, net jei nejaučiame to emociškai. Šiandien pagalvokime, ar yra kas nors, kam mums reikia atleisti? Ar yra kartėlio mūsų širdyje, kurį turime paleisti? Melskimės, kad Dievas suteiktų mums jėgų ir malonės atleisti taip, kaip jis atleido mums. Būkite palaiminti.